kelyje? Nesaugus. Nesaugus, aišku, įtampa visų rungtynių metu kausti. O pačias rungtynės, koks buvo žaidybinis planas, pavyko, nepavyko, ko pritrūko? Planas, aišku, iš dalies pavyko. Būtų pavykęs, būtų iškovoję taškus. Jisai pavyko visiškai, bet kartais komandai trūksta ir sėkmės, kaip šiandien. Žaidybinis planas tai pavyko. Džiaugiuosi, kad pavyko žaidėjom mobilizuotis per gan trumpą laikotarpį. Dėl gynybinių veiksmų didžiąją dalimi nesu patenkintas, ką planavom, tą įvykdėm. Aišku, nepavyko kažkiek biškiau užpulti ir perkelti žaidimą į priešingo aikštelės pusę, dėl to turėjome daug juodo darbo gynybai, bet žaidėjai puikiai su to susitvarkyti, tai sakau, kai kada be darbo dar reikia sporto ir sėkmės. Jie šį kartą nusisuko sėkmės. Labai skaudus buvo tas praleistas įvartis visai prieš pat pertrauką. Taip, ten žaidimas iš tikrųjų krypo ne į tą pusę ir tas kampinis ir viduje savo pasakiau, kad kažkas gali negero būti, taip ir atsitiko iš tikrųjų gaila. Toks yra sportas. Antrasis kėlinys visą dėmesį sutelkėt gynybai. Gali pakomentuoti tą situaciją, kai buvo pelnytas varžovo antrasis įvartis? Nėra itin apmaudu, kad patys įsimušėt? Aišku, itin apmaudu, kad patys įsimušėm. Reikės pažiūrėti epizodą kartojimą, mano nuomonė ten krašte mūsų žaidėjas visiškai švariai išmušė kamuolį. Aš nemanau, kad iš tikrųjų buvo bauda. Teisėjas traktavo taip. Iš Atlanto komandos galbūt tikėjotės geresnio žaidimo išvykoje, 6 įvarčius praleido, dabar gerokai kitoks žaidimas. Žaidimas išvykoje ir žaidimas neaiškus skiriasi. Išvykoje net ir Barcelona sunkiai yra žaisti. Tiesiog nekalbame apie Atlantą. Atlantas tai gerai organizuota komanda, turinti eilę kūrybingų žaidėjų. Tikėjomės šitokio žaidimo. Dėl to ir koncentravomės į gynybą savo aikštės pusėje. Ir išėjimus ir kontržaidimo organizavimą. Porą žodžių gal apie vartininką, kuriam nedažnai tenka stovėti pagrindiniai sudėty. Dabar jau tenka dažnai. Nieko, puikiai, viskas tvarkoja. Matėm keletą epizodus, komanda gelbėjo. Jokių priekaištų tikrai neturime. Sveikinu jūsų gan geriau, tikrai geriau pasirodė. Gerai, ačiū. Dar man atskirai įkalbėk.